Sveiki, mano vardas Vytautas, šiandien esame manoslidės.lt parduotuvėje, kur aš jums parodysiu, kaip atliekamas pilnas slidžių ir snieglenčių servisas. Pirmasis etapas yra slystamojo paviršiaus šlifavimas, kurio metu panaikinsime sudariusias rūdis ant briaunų ir taipogi išlyginsime slystamąjį paviršių. Po pirminio šlifavimo nusausiname slystamąjį paviršių ir įvertiname jame esančius įbrėžimus. Šių staklių pagalba 330 laipsnių temperatūros plastikas yra įliejamas į slidės įbrėžimus. Na, o snieglentės paviršiuje esančius įbrėžimus užliesime rankiniu būdu. Po įbrėžimų užliejimo pašaliname plastiko perteklį. Nustatome 89 laipsnių kampą ir galandame šoninės briaunas. Pakeitus šlifavimo diržą į švelnesnį, išlyginame slystamąjį paviršių. Po šlifavimo atsiradusi pašiaušimą pašaliname naudodamiesi abrazyviniu akmeniu, tuo pačiu slidės paviršiuje išpjauname struktūrą. Snieglentės paviršiuje atsiradusius mikrošerius pašaliname naudodami deimantinį šlifavimo popierių. Slidės briauną esančią slystamojo paviršiaus pusėje galandame ir tuo pačiu poliruojame pusės laipsnio kampu. Na, o snieglentės apatinę briauną galandame rankiniu būdu 1 laipsnio kampu. Slidžių ir snieglentės šoninę briauną poliruojame keramikiniu disku. Ir paskutinis serviso etapas – slystamojo paviršiaus vaškavimas ir poliravimas.